Labas rytas, labas naktis iš Stokholmo. Laukiam autobuso iki viešbučio. O čia jau be 21. Didelis tas oro uostas iš tikrųjų. Negalvojau, kad toksai. Ėjom, bėgom, kad spėti į autobusą 2 minutės pavėlavom, nėra autobuso. Nusipirkom 3 dienų bilietą. Dabar su traukiniu. Gerulis. Kailigas. Varom. Išbandėm autobusą, pasilikom savo lagaminus. Varom su metro. Turim bilietą 7-2 valandų galiojimo. Tai dabar galim važinėti, ką nori daryti. Tai bandysim metro. Nu, mes jau laukiam savo metro. Kita kryptim atvažiuoja vienas. Nuo viešbučio keli šimtai metrų. Metro tai galima labai lengvai pasiekti miestą per 10 minučių. Ir tos stotelės va tokios išpuoštos, padailintos kažkuom. Tai įdomiai, jau antrą važiuojam. Yra padarytos meno galerijos, kad tai žmonės važiuoja į darbą, kad patirtų mažiau streso. Matai, važiuoja kaip ir išpieštų. Pasauliai. Važiuoja kaip čia grįžti. Va toks pas jos planas yra. Ant metro ir ant tramvajų. Iš čia varysim į Gamla-Staną. Nu ką, pirmas išėjimas į Stokholmą. Neblogai. Einam ieškoti, kur čia vaikščiosim. O gal kavos gersim. Nu, patekom į kažkokią gatvelę, kur netoli jau vienu žodžiu katedra, centrinė aikštė, rūmai, karališkieji. Ir kas yra patartina, tai valgyti ryte su kava, va, kažkokia bandelė, fika vadinasi pas juos. Tai mes einam bandyti fiką į kažkokį tai čia restoranėlį. Va. Gerai, einam. Nu ką, pradedam nuo Swedish tika, kavelė, bulkelės. Nu ir kiekvienam 9 euriukai. Normaliai. Priartėjom prie centro. Greičiausiai vienos salos, tai jau matosi žmonių, turistų ir daugiau. Ir judam tolyn. Nu ir tiem kažkokia tai aikštė. Nobelio muziejų. Jau turistų yra prisirinkę. Gražu. Ir kiek žiūrėjom, tai visur rodė, kad čia yra labai tyras vanduo. Tai eisim, atsigersim to tyro vandens švediško. Čia iš to šulinio, kur bėga. Paragausim, koks tas švediškas vanduo. Nu, gert galima, bet kad jau labai būtų kažkoks ypatingas nėra. Ką turim rankose? 3 dienų bilietą. Ir pirmas muziejus tai Nobelio apdovanojimų muziejus. Turbūt kaip ir žmogus sukūręs paraką, kaip ir gerai didelis proveržis gyvenimui mūsų, galbūt
negerai, kad tas parakas žudo žmonės taip pat. Bet jau dabar laiko neatsuksim atgal, einam žiūrėti, kas čia vyko, kokie apdovanojimai yra įteikti kam ir už ką. Čia dabar yra eksponuojami, aišku, praeitų metų Nobelio prizo nugalėtojų apdovanojimai, bet čia yra už fiziką, chemiją, mediciną, tikrai įdomus ir vertingi apdovanojimai. Nu, judam tolin. Ir pirma ekspozicija tai atskleidžia, kad Nobelio prizų laureatai turi skirtingus hobius. Vieni buvo muzikantai, savo hobį turėjo, kiti žaidė, kiti piešė, sportavo ar žvejojo. Tai tie dalykai buvo šalia jų ir padėjo jiem kurti ir sukurti kažkokius atradimus padaryti, kas padės ateiti į mūsų visuomeniai. Kiekvienas mes turim savo atpažinimą. Tai ir susideda, pagal ką mes galim būti atpažinti. Kažkas atrado. Pačiam muziejui daug tų eksponatų kažkokių sukurtų dalykų nėra pavaizduota. Pavaizduojama, kad žmonės kūrė, ką turi šalia, o čia jie visi pakabinti. Ir čia jau nuo 32 metų yra nemažai tų Nobelio prizo laureatų. O kiek. Kaip įėjom, net nematėm, ieškojau kur jie yra, o jie va čia va visi kabo. Kiek yra mūsų pasaulį kūrėjų. Pasižymėjom su Nobeliu, laukiam naujų Nobelio prizų laureatų ir einam pas Alfredą Nobelį. Aplankėm Nobelio muziejų, paliekam aikštę centrinę ir judam link Karališkų rūmų ir katedros, kas irgi eina į vieną bendrą bilieto kainą. 3 dienom, 2 vaikam ir 2 suaugusiam 400, tai po 100 gaunasi kiekvienam, tai lankyti galima viską, 72 dalykai, nu šaunu. Nu, taip gražiai keičiasi tarnyba. Pasikeitęs tarnybą, išvyksta. Nu, visur labai gražus vaizdai aplinkui. Daug sostinių Europos aplankėm. Ir čia galiu pasakyti irgi labai gražu, nors dar tik tai labai nedaug praėjom. Bet dar gražu. Nu, į Karališkosius rūmus užeisim, pažiūrėsim, kaip čia karaliai gyveno. Judam per rūmus. O, irgi nemažai salių. Gražiai atrodo. Viskas auksu. Viską. Tikrai karališkai. Kokie apdovanojimai, medaliai, visokiausi aprangos. O, karališkai gražiai. Džiugu, kad šalis gali gyventi taip. Vienas iš gražesnių kambarių. Aišku, visi gražus, bet čia jau vienas iš gražesnių. Ir tikiu, čia žmonės turėjo ką veikti. Priiminėjo nemažai sprendimų šitoje vietoje.
Gražu. Gustavo III galerija. Irgi labai gražus. Kažkoks koridorius, nežinau, ką čia darė žmonės laukė. Gal audiencijos pas karalių ar dar kažko. Bet belen kiek čia grožio ir visako turėjo būti. Rūmai pilni visko. Kažkas dėjo darbo nemažai, kol sukūrė paveikslus. Rėmelis paveikslam, vazas ir visa kita. Tai kiek visko kūrė žmonės dėl kažko. Tai. Ir paskui sudedam čia, galim lankytis. Tuo pačiu įdomu pamatyti, bet ir galvoju, kiek yra darbo jėgos išnaudota šitiem blizgučiam, kurie dabar, esmės gyvenime nesudaro. Gražu, ir ką. Kiek tai padėjo žmonijai? Gal ir padėjo? Grožis visą laiką padeda kažkiek, ne? O pagaliau priėjom ten, kur aš norėjau pamatyti. Tai karūnas, kokios jos yra pas jūs. Labai gražios, visokiausių rūšių. O čia jo. O čia tai jo. Čia galima atsisėsti ir žiūrėti, kaip kažkas čia tokius dalykus padarė. Dėl vieno žmogaus. Jau įlipom į važiavimą su hip-hopu. Jau pasiėmam turų. Viską kaip čia kas. Pažiūrėsim, apvažiuosim. Nu ką, pralėkėm su. Bet čia šiek tiek dar liko daug ko pravažiuoti. Tiek visko yra. Tiek visko yra ir pamatyti ir ką daryti. Dabar einam į Nordic muziejų. Pasižiūrėsim, kas jame yra įdomaus. Bet geras, čia yra geras, čia yra nemažai ką daryti. Dar vienas muziejukas, muziejus. Einam pažiūrėti. Šiaip gražiai atrodo. Iš išorės. Pasižiūrėsim, kas čia viduj. Aišku, čia viskas apie žemdirbystę, išgyvenimus, bet gražiai tai paruošta. Tai vienokiam spalvom, tai kitokiam spalvom. Kažkas biški kitaip negu kitur. Gerai. Kadangi jie eina į mūsų bilietą, tai atėjom apžiūrėti. Jeigu nepirksit 3 dienų ar 2 dienų bilieto, iš išorės tik tai ir gražus šitas muziejus, daugiau nėra ką čia daryti, nepirkti ir neiti. Pamatėjai, čia 15 minučių užtrukom ir viskas. Vaza muziejus, einam, pažiūrėsim. Bilietus pasitikrinam. Dabar užeidinėjam. Bus įdomiai. Jau matau. Koks laivelis. O čia laivas. Jo. Kažkada senais laikais sukūrė žmonės tokius laivus. Jo. Net nežinau dabar dar iš ko jie čia padaryti, bet vaizdas tai nerealiai geras. O dabar iš aukštai pats visas laivas. O kaip įdomi. Sukūrė, kad gazdin kitus ir nespėjo išplaukti iš uosto. Nu ir sekantis Vikingų muziejus. Einam žiūrėti, iš kur tie vikingai atkeliavo.
ką jie užkariavo ir kaip kariavo. For the guidance, right? Yes. Okay, you can come closer, alright? Na ir dabar gidas papasakos Alright, we'll kažką. start with a question, important one, I guess. How are you? Vikingų žaidimai, užsiėmimai tokie va buvo. Nesavagiai, mūsų mes nemokai. Nu, kaip aplankai Vikingų muziejų, tai yra šalia Vrak, einam tenai. Čia kaip užėjom, čia visko tiek yra ką padaryti, visokių veiklų visur. Einam, visur bandom, viską kompiuteriai pajungti, čia turi išsiaiškinti, va matau kažką tyrinėja, vėl kažkokių įdomių dalykų. Čia kaip du iš dugno ištraukti dalykai visi. Ir kaip įdomiai pipkės va, įvairių laikų Anglijos, Olandijos, bazos, ąsočiai, kaulai, nu įdomiai, gera patirtis. Nu galvojom, nebus įdomus, bet visai patiko. Varom ABBA muziejus pasižiūrėti. Nu, jau prie muziejaus. Perkam bilietus, tas vienintelis neįeina į bendrą 7 muziejų kainą, tai reikia bilietuką nusipirkti čia pat. Nu ką, jau viduj, prašau, kas per kostiumėliai. Aišku, dabar jau va, toks vaizdas, bet vis tiek istorija paliko savo ženklą nemažą. Atliksim savo dainos įrašą su ABBA. Man jie paprašė parašyti, kad reikia mūsų, tai dainuosim. Gimme a man after midnight. Jo, kokie fainuoliai padaryti, lėlytės, aišku, ir figūros vaškiniais padarytos, fainai. O čia kostiumai. Kokių rūšių plokštelių nebuvo tik išleista, čia heiktas, super, super ir viską, kas čia yra, čia šitam muziejaus daly, tai yra originalai. Savo drabužius išsaugojo ir dabar prašom, galima pasižiūrėti. O čia apdovanojimai visi, eiktų. O tiek apdovanojimų gavo. Gal dar ir daugiau, bet jau ir tai tikrai nemažai. Pasirodo, kad čia dar daug albumų yra, kurie tapo auksiniais. Nežinau net kiek. O štai čia važiuoja hebrytė. Liuks ABBA atvaro. O čia viskas matosi. Čia paskui ant ekrano, kaip jie lekia, kaip vairuoja Mamma Mia daina. Atvarėm taip čia gražiai pasižiūrėti viską. O apžiūrim, lietuviai atplaukia. Prašau, druska atplaukia. Nu ir čia vėl prie prieplaukos, kaip ir žolytė pėveliai, susėdė žmonės. Bet varnų dydis, tai belen koks irgi. Bet va ir žąsys, prašau, ant tos pačios pievos. O gražiai vaikščioja. Taip įdomiai net. Nu, dramos teatras irgi čia gražus. O čia prabangiausia gatvė. Jau prasideda nuo Gucci. Matosi Louis Vuittonas. Gerai. Gražu. Tikrai gražu. Google'e suradom restoraną. Ėjom, daėjom tą restoraną. Bet tai čia visi turbūt ten pat ėjo.
restoranų yra daug, bet va, prašau, kiek čia yra tų žmonių, maladėts. Nežinau, tikrai tada turbūt nelauksim, eisim kažkur kitur. Gavau maistelį, centre. Tai salotų beveik nerasta. Bulvių košė arba tokios va bulvytės. Nu ir kepšnys 25 euriukai. Prašau. Pavalgėm. Sutemo po biškį. Judam toliau. Einam į pačią siauriausią gatvelę. Čia ir lipam tada. Oho. Nu ir ta gatvelė pati siauriausia, dar nežinau, čia kažkoks užraktas yra. O, prašau, užsidegė šviesą, kol mes čia šnekėjom. Eisim mes tą gatvelę. Pati siauriausia, bet viskas gerai. O, mygtukas čia yra, jeigu užsirakintų. Liuks. Nu galvoju, kad kainos jau manęs nestebina, mes čia Europoje esam, bet jau žiūriu, kad mes jau vėl atsiliekam. Nes jau čia pieno kokteilis 10 eurų, frappė 8. Normaliai. Nu, koks naktinis gyvenimas. O, įdomus. Parduotuvėlės, kepyklėlės. Gal ne Basanavičiaus gatvė, siauresnė. Bet irgi malonė vakarui praleisti. Nu, papuolėm į vieną meninę metro stotį. Centralę. Čia visi susijungia. Nusileidom labai žemai. O, žemai nusileidom.